aš šito laukiau, labai jum ačiū, nes iš tikrųjų, Diena, kai tu pasakai, aš suprantu, kad, na, jūsų didžioji dauguma yra žurnalistai, ar ne? Tai aš čia esu, kaip čia, ir ta mažuma, iš tikrųjų labai gerai, kad jūs keliate šitos klausimus. Esmė, taip, tai vat, aš dabar tai ir bandysiu padaryti. Tyrimai yra iš esmės vienintelė priemonė, kurią mes galime naudotis tam, kad sužinoti, kas vyksta Lietuvoje. Kita vertus yra labai daug tos anekdotinės informacijos. Kažkas kažkam pasakė, tu paimk ir įrodyk. Aš nesu STT. Ne. Šiuo atveju, šituo tyrimu mes bandėme ir ištyrėme verslininkų, kurie tiesiogiai susidūrė su žiniasklaidos priemonėmis patirtį. Taip. Lietuvoje yra tik 3 milijonai žmonių. Tam, kad tau turėti reprezentatyvę imti, užtenka 500 gyventojų. Jeigu tu kalbėjai apie atskirą sektorių arba apie atskirą grupę, reikia 500. Patikėkit, jūs teisingai klausėt. Esmė yra tame, kad mes niekad neišeitumėm į viešumą su kažkokiu tyrimu, kuris būtų, na, tiesiog pasakos apie baltąjį drambliuką. Esmė yra tame, kad tai yra sociologiškai pagristas tyrimas. Mano supratimu, šitie skaičiai verčia susimastyti. Jeigu taip yra, ką su šituo daryti? Aš neturiu atsakymų, kodėl LNK atsidūrė 4 vietoje. Tik žinau, kad šiuo atveju verslininkai taip mano. Aš nežinau, neturiu atsakymų, kodėl BTV atsidūrė 6 vietoje. Aš nestovėjau su žvakute. Tam yra atskiros tarnybos, institucijos, kurios mano supratimu turėtų ir tikriausiai daro savo darbą. Mes esam nedidelė nevyriausybinė organizacija, kuri gali kelti šitos klausimus viešumon. Bet tai mes ir darom. Dabar, labai gerai, kad jūs, Liutauras, reaguojate, nes mums šito reikia, visiems šito reikia. Mano supratimu, aš manau, kad šiuo atveju kiekvienam iš mūsų jau spręs, ką mes su šituo darysim. Kuo daugiau... Pavyzdžiui, TV3 tai vien tokie, na, kičas toks, popsas, nors ir LNK yra, bet tarkim, LNK, na, stipri tom tokiom laidom, gal dėl to 4 vietų. Aš nežinau, aš žinau, ko pavyzdžiui Lietuvoje šiuo metu nėra. Kai mes kalbame apie žiniasklaidos atskaitingumą ir atskaitomybę, mano žiniomis šiuo metu nei viena žiniasklaidos priemonė neturi etikos kodekso, elgesio kodekso. Visi tave nusinčia ir sako, tu žiūrėk, ten yra, reiškia, įstatymai, šitau. Ir tas dalis, kuriuose aprašyta, kaip mes turime ir kokius įstatymus ir kaip laikyti. Taip, bet tai yra kas kita. Kodėl jūs skleidžiat tai, ko nežinom? Gerai, ko mes nežinom? Jūs dabar sakot, kad etikos kodekso. Jūs žinot, kokios LNK iš viso sutartyse, kokio jos yra dydžio ir kiek yra aprašymas to, kaip mes turim elgtis ir kaip daryti viską. Čia yra, aišku, aš jau atskleidžiu konfidencialią informaciją, bet faktas. Mes, galiu pasakyti, pavyzdžiui, mes dabar atliekame žiniasklaidos atskaitingumo tyrimą. Aš nežinau, ar jūs tiesiog buvote toj dalyje ar ne. Iš 5 stambiausių Lietuvos laikraščių nei vienas šiuo metu neturi elgesio ir etikos kodekso. Aš domėjausi, žiūrėjau, aš nemačiau LNK etikos kodekso. Jeigu jūs jį turit, aš naudosiu jį kaip teigiamą geriausią pavyzdį ar gerą pavyzdį. Mano supratimu, Lietuvoje iki šiol nėra tos savokos, kad žiniasklaidos priemonės privalo skelbti savo savininkų finansinius interesus. Kasmet, kaip tai daro, pavyzdžiui, kitos žiniasklaidos priemonės vakaruose. Dabar, ar tu gali priversti juos tai daryti? Ne. Iš tikrųjų, tai turi būti, bendras žmonių sprendimas, tarkim, jūsų profesinės bendruomenės. Ir dabar aš kalbu apie jūs kaip apie pavyzdį, nes iš tikrųjų tą patį pasakyčiau farmacininkam, kurie dabar bando kažką padaryti su savo etikos kodeksu, statybininkam ar dar kažkam, nes jūs esate, tam tikros profesinės srities amatininkai. Ar ne? Ponia Rūta. Aš kalbu apie... Gerai. Kaip čia, tai dar sykį. Esmė yra tokia, aš suprantu, kad mes su jumis kalbame apie tai, kodėl LNK atsidūrė 4 vietoje. Aš jūsų paklausiu, jūs dabar norite pasakyti, kad 10% nuo jūsų imties yra reprezentatyvu. Aš noriu pasakyti, kad tai yra reprezentatyvus tyrimas, taip.
Visom žiniasklaidos priemonėm galioja tie patys skaičiai, tokia pati imtis, tai nesako, kad klausinėja ten milijoną žmonių apie Respubliką, o tik tai 3 žmonės apie LNK, iš tų vienas pasakė ir išėjo. Mano supratimu, jūs teisingai klausėt, kaip čia kas, ir tai yra visiškai natūralu. Bet mano supratimu, vėlgi atsakymas yra kitur. Atsakymas yra, o ką žiniasklaidos verslo, nes tai yra verslas, ar ne, atstovai padarė tam, kad išsklaidytų abejonės. Ir ką jie gali padaryti. Ir ar tai yra sudėtinga. Paskelbti, pavyzdžiui, interesus, paskelbti, pavyzdžiui, metinės ataskaitas, dar kažką. Bet aš mačiau tas International Herald Tribune, pavyzdžiui, jie kasmet skelbia net klausimynus. Tiesiog kiekvienam skaitytojui su tikslu suprasti, ką galima pagerinti, ką galima padaryti dar geriau. Aš nežinau, kiek Lietuvoje žiniasklaidos priemonių tai daro. Galima aš įsiterpsiu? Taip, žinoma. Aš manau, kad čia skaidrės viršui kaip tik ir parašytas pagrindinis atsakymas į visus mūsų svarstymus. Žiniasklaidos priemonių skaidrumo vertinimas. Ar mums svarbu įvertinti? Tiesiog buvo padarytas klausimynas, buvo padaryta apklausa, mes suskaičiavom ir gavom skaičius. Kaip tuos skaičius traktuoti? Tai jau yra kiekvieno iš tų Respublikos, Vakaro žinių, Lietuvos ryto ir taip toliau reikalas. Taip. Reakcijos galim žinot kokios. Viršūnėje esantys keli dienraščiai sureagavo labai skausmingai ir vietoj, kad išklaidytų jau dėl reakcijų, kai Rūta klausė, kaip reaguoti Rūtai, tai va turbūt vienas iš garbingesnių galbūt reakcijos būdų, kaip žurnalistų reaguoti. Virgis atsistatydino, sakykime, dar kažkas. Pamenu, Lietuvos rytas Respublika reagavo žiauriai skausmingai. Skausmingai ta prasme, kad vietoj to, kad, pabandytų išsklaidyti abejonės, jie tiesiog užsipuolė organizacijas, kurios atliko tokius tyrimus. Tai kai tau kelia klausimą iš tikrųjų pagal tyrimus, tai tu galėtum paneigti tai, viešindamas kažkokius dalykus, bet jeigu tu tik užsipuolė, kad jie yra visi niekšai, tai vat parodė jų reakciją. Tai šiuo atveju Lietuvos rytas Respublika buvo. Kokia yra problema su šita skaidrė iš principo? Nes mes kalbame apie skaidrumą ir neskaidrumą. Vėlgi, jūsų tiesiog galbūt nebuvo pradžioje, aš kaip tik kalbėjau apie tą skirtumą tarp korupcijos ir skaidrumo. Jeigu tu nesi skaidrus, tai nebūtinai reiškia, kad tu esi korumpuotas. Paprasčiausiai žmonės mano, kad jie negauna pakankamai informacijos apie tavo, reiškia, žiniasklaidos priemonę. Negauna pakankamai informacijos apie tavo instituciją, įstaigą, organizaciją, tarnybą. Ir šiuo atveju klausimas nėra, ar tu privalai įrodyti teisme, kad tu nesi korumpuotas. Ne, niekas nekelia šito klausimo. Esmė yra tame, kad žmonėm šitos žiniasklaidos priemonės atrodo daugiau ar mažiau skaidrios. Su šituo tikrai galima dirbti ir tai tikrai, tai nereiškia, kad... Prašau? O čia yra nuomonės tyrimas, ar ne? O kažkokios faktinės medžiagos. Ar neturite, ar turite... Čia STT reikia klausti dėl faktinės medžiagos. Bet buvo faktų, kurie ir viešai buvo skelbti. Tai pakankamai svarbus dalykai. Pavyzdžiui, visi žino apie tas valstybės saugumo departamento tyrimo, ar ne, pažymas, kur viena iš pažymų yra skirta žiniasklaidai. Tai ten nurodyti ir konkretų skaičiai, ir kalbu apie pinigus, ir konkrečios bendrovės, kurios davė tos. Kur va šitas va jūsų tyrime atsispindi? O ta bendrovė, tarp kito, tas kanalas, kuris ten yra su konkrečiais skaičiais pas jūs, yra skaidrus. Tai dėl to aš ir noriu, kad jūs pakomentuotumėt, kaip mes turėtumėm iš viso vertinti, nes, gerai, Lietuvos rytas ten aukštai pas jūs, sakysim, atitinka VSD medžiagą. Dabar TV3 yra žemiau. Tai kaip man dabar suprasti, nors suma didesnė. Tai kokį sąryšį va šitas jūsų tyrimas turi su realia situacija? Mano supratimu. Ir su tų faktų vertinimu, kokį jau aš Žiūrėkit, supratau. Aš galbūt tiesiog, kadangi jūs galbūt atėjote vėliau, aš turiu papasakoti visą prieš istoriją. Esmė yra tame, kad keletą metų... Ne, aš suprantu, bet tai yra labai svarbus klausimas. Iš tikrųjų, tai yra esmė. O ką su šituo daryti? Ar ne? Ir ar čia galima kažką nuspręsti? Mano supratimu, taip. Tai rodo problemą. Mes galim sakyti, kad šitos problemos nėra. Galim sakyti, kad jos neegzistuoja. Mes galim netikėti, kad taip yra. Niekas nieko nekaltina. Jūs galite atsakyti klausimo ne bendrais, nes aš sakau, kad šiuo atveju man jūs atrodote skaidrus, nes jūs mėginate išvengti klausimą. Aš galbūt bandau jūs suprasti. Faktinę situaciją. Jūs skaitėte, tam pačiam, aišku, neskaidriam laikraštį Lietuvos ryte, pagal jūs, buvo ar Lietuvos ryte, man atrodo, jie ten išklotinė